Iškyla į mišką. Rikis atsikėlęs ankstų rytą, kaip visuomet, nuskubėjo į Cecilijos kambarį. Tačiau Cecilija, jo nuostabai, jau buvo atsikėlusi. Ji tvarkėsi kambaryje ir buvo įjungusi televizorių. Rikis atkreipė dėmesį, kad per televizorių buvo rodoma laida, kurioje gamino skanų valgį, ir pagaminti patiekalai buvo dedami ant išlankstomo stalo gamtoje. Keletas žmonių sėdėjo ant pievos, pasikloję medžiaginius paklotus. Keletas stovėjo, tačiau vienas viduryje rankose laikė metalines žnyples ir vartė mėsą, kuri kepė ant griliaus kepyklės. Visi bendravo ir gamino maistą kartu. Kai kas pjaustė daržoves ant pjaustymui skirto stalo, kai kas sėdėdamas lupo česnakus ar pjaustinėjo agurkų galiukus. Kai kas maišė padažą tam skirtame dubenyje ir nuolat ragavo, vis įberdamas dar ir dar druskos bei kitokių prieskonių. Keletas pilstė gėrimus į stiklines ir dėliojo ledukus. Viena mergaitė kruopščiai dėliojo valgymo įrankius ir servetėles ant stalo. Visi buvo užsiėmę ir kartu atsipalaidavę. Rikiui taip patiko žiūrėti, kaip jie ruošia maistą, kad net negirdėjo, kaip jį kvietė Cecilija. Riki, ar girdi mane? Riktelėjo garsiau Cecilija. Gal sakau apkurtai? Klausiu, ar norėtum kažką šiandien paveikti? Gal eime kartu į mišką pasivaikščioti? Aišku, kad norėčiau. Aš noriu taip, kaip šitie žmonės, gaminti maistą miške. Ir visus žvėrelius pavaišinti skaniais pietumis. Tai būtų nuostabu. Net keistai išsivepė Rikis. O, kokia įdomi mintis, nusistebėjo Cecilija. O pats ir pagaminsi tą maistą? Paklausė mergaitė. Nežinau, mes gamintume visi žvėreliai, visi, kas gyvena miške, atsakė Rikis. Aš sukviesiu visus į didžiąją pievą, ten, kur vakarais pelėda Florencija seka paskaitas arba pasakas susirinkusiems žvėrims. Ten, kur stirna Šarlotė mankštą rytais daro. Ten daug vietos iš tikrųjų. Ir mes galėtumėm pasigaminti daug maisto. Ir jį susėdę ratu valgyti. Gal netgi pasikviesti mešką Džozefiną iš gretimos Žaliosios girios. O tai būtų smagu. Sušuko Rikis ir pradėjo kūlversčiais ristis per kambarį bei džiaugtis, lyg tai būtų jau nutikę. Oi, kaip jau įsivaizduoju, mes valgom tą skanų maistą. Tu nori suorganizuoti iškylą gamtoje bei pagaminti maistą su visais, suprato pagaliau Cecilija, kokį sumanymą turėjo Rikis galvoje. Nebloga mintis, tarė ji. Na gerai, aš turiu paklausti mamos, ar ji galėtų nupirkti mums produktų ir suruošti juos mums į iškylą. Mano mama galėtų mums padėti. Mergaitė greitai nubėgo pas mamą
ir papasakojo, ką sumanė su Rikiu ir kad jiems reikia šiek tiek pagalbos. Cecilijos mama sutiko ir pasakė, kad iki pietų supirks visus produktus, nes kaip tik važiuoja į miestą ir gali pakeliui užsukti į parduotuvę. Ji paaiškins, ką ir kaip gaminti, bei padės nugabenti viską iki didžiosios pievos miške. Rikis su Cecilija labai apsidžiaugė. Kol Cecilijos mama pirko reikalingus produktus, Rikis su Cecilija vaikščiojo po mišką ir kvietė visus žvėrelius atvykti į didžiąją pievą, kur kiek vėliau vyks Rikio sugalvotas maisto gaminimas. Visi žvėrys labai nudžiugo, išgirdę, kad bus gaminamas gardutėlis maistas ir kad jie galės prisidėti prie šito maisto gaminimo. Žvėrims buvo liepta nieko nesiimti, o tik ateiti pasipuošus ir dalyvauti iškyloje. Visi labai apsidžiaugė. Taip ir nutiko. Visi žvėrys susirinko didžiojoje pievoje, o netrukus ten pasirodė ir Rikis su Cecilija bei Cecilijos mama. Jie nešė didžiulius maišus, prikrautus įvairių vaisių ir daržovių, bei kitokių gėrybių. Iš vieno maišo kyšojo žuvies uodega, o ją pamačiusi lapė Milda net apsilaižė. Netrukus Cecilijos mama paaiškino, ką ir kaip gaminti. Ji parodė, kaip reikia lupti svogūnus ir česnakus, kaip pjaustyti, tarkuoti, maišyti ir berti prieskonius, druską ar pipirus. Žvėris klausė ir mokinosi. Jiems buvo taip įdomu, kad net kiškis Kostas pradėjo kramtyti savo ausį ir netyčia įsikandęs į ją negarsiai riktelėjo. Galiausiai Cecilija paskirstė visiems žvėreliams darbus. Pavyzdžiui, lapė Milda buvo atsakinga nulupti česnaką ir 2 svogūnus. Kiškis Kostas pjaustė daržoves. Ežys Benas maišė ir pylė padažą. Voras Steponas buvo atsakingas už prieskonius. Jis bėrė juos po truputį, labai atsakingai, vis paprašydamas ežio Beno paragauti, ar jau nieko netrūksta ir ar skonis yra puikus. Stirna Šarlotė klojo užtiesalą ant žalios pievos ir dėliojo įrankius. Voverė Arielė plovė šaltinyje vaisius ir uogas. Jai padėjo varlė Danielė, kuri nešiojo nuplautas uogas ir dėjo į indą, skirtą vaisiams. Šermonėlis Maksas buvo atsakingas už žuvį. Jis labai jos norėjo, tačiau tol, kol visi nepradėjo valgyti kartu, jis jos negalėjo ragauti. Jis padalino visiems po lygiai į lygias dalis ir sudėliojo į lėkštutes. Kurmis Povilas baidė muses ir kitus vabzdžius nuo visų vaišių, o pelėda Florencija, tupėdama ant šakos, prižiūrėjo visą darbą ir stebėjo, kad niekas nieko nevalgytų tol, kol nepabaigtas maisto gaminimas. Žinoma, Rikis su Cecilija taip pat neliko be darbo. Rikiui buvo pavesta sudėlioti servetėles. Cecilija supilstė gėrimus. Ir štai pagaliau
paklotas ant pievos užtiesalas buvo nukrautas įvairiausiais valgiais ir gėrimais. Visi buvo labai laimingi, kad tuoj galės valgyti ir bendrauti. Cecilija padėkojo visiems žvėreliams, kad atvyko ir pasakė, kad ši idėja suorganizuoti visą šitą maisto iškilą kilo Rikiui ir kad jis labai norėjo iškilos į gamtą su maistu bei pasikviesti visus juos kartu gaminti. Žvėreliai buvo labai patenkinti idėją. Jiems labai patiko gaminti maistą. Visi buvo išalkę, todėl ilgai nelaukę pradėjo vaišintis. Pradėjus valgyti, aplink pasidarė labai tylu. Visi krimto ir nebuvo laiko kada kalbėti, nes buvo taip skanu. Valgydamas voras Elstepano trynė galinėmis rankomis ir vis apsisukdavo. Voverė Arielė mojavo savo uodegą, nes jai labai patiko salotos, kurias ji valgė su dideliu pasimėgavimu. Varlė Danielė prisikišo pilną burną ir jos žandai buvo išsipūtę. Pelėda Florencija buvo labai inteligentiška, todėl imdavo tik po mažą kąsnelį ir ilgai kramtydavo. Kurmis Povilas ragavo viską aplink ir kiekvieną kartą vis pasikasydavo pilvą. Šermonėlis Maksas krimto žuvį taip gardžiai, kad kartas nuo karto vis suinkšdavo. Lapė Milda jam pritardavo, ji dar niekada nebuvo valgiusi tokios gardžios žuvies kaip tuomet. O baigusi savo porciją, pasiteiravo, ar galbūt kas nors nenori savo dalies ir galėtų ją atiduoti jai. Ji mielai ją suvalgytų. Žinoma, vorui Elstepano jos buvo ganėtinai per daug, todėl jis mielai su lape žuvimi pasidalino. Stirna net prigulė kramsnodama salotose esančias morkas. Jos taip jai patiko. Lygiai taip pat kaip ir kiškiui Kostui. Jis jau antrą kartą paprašė Cecilijos įdėti jam salotų, o ypač salotų lapų. Tai buvo neišpasakytai gardi ir smagi diena miško gyventojams. Rikis taip pat gardžiai valgė, bet labiausiai jam buvo smagu, kad visi miško žvėrys buvo drauge ir kartu leido laiką bei gamino. Baigus valgyti, žvėrys ėmė pasakoti vieni kitiems linksmas istorijas. Visi juokėsi, o vėliau, jau kai po truputį saulė ėmė leistis link horizonto, Cecilija paragino visus žvėrelius padėti jai susitvarkyti ir maisto likučius sudėti į pintinę. Pintinę ji paliko miške. Galbūt koks žvėrelis dar praalks ir norės atėjęs užkrimsti kokių daržovių ar vaisių. Todėl pintinė liko padėta po didelę eglę, o visi žvėrys atsisveikinę išsivaikščiojo į savo namus. Skruzdėliukas Rikis ir Cecilija sulaukė labai daug pagyrų ir dėkingumo iš miško žvėrelių. Visi buvo labai laimingi, dėkingi ir, žinoma, sotūs. Rikis tą vakarą grįžęs namo ir atsigulęs į savo lovą dar ilgai negalėjo užmigti. Žinoma, ne dėl to, kad buvo stipriai prisivalgęs, bet dėl to, kad galvojo apie iškilą gamtoje. Jis pažadėjo savo, kad nuo šios dienos vis dažniau suorganizuos tokias iškilas pas savo draugus į mišką. Juk svarbiausia ne tiek, ką veiki, o su kuom veiki ir leidi laiką.
Jam labai patiko su savo draugais leisti dieną. Galbūt kitą kartą jie didžiojoje pievoje nuveiks ką nors įdomaus ir nenuspėjamo. Tačiau ką būtent, jau sužinosi kitose pasakose. O dabar aš jums sakau ačiū ir iki kito susimatymo su Rikiu ir Cecilija.